Sveiki visi užsukę į mano kanalą. Pagalvojau, kad iš tikrųjų gana seniai buvo toks kaip top 5 video ir šiandieną pagalvojau su jumis pasidalinti savo 5 kasdienio makiažo gudrybėmis. Jos tikrai bus paprastos, dėl to, kad aš nemėgstu itin daug laiko gaišti rytais darydamasi, tarkim, makiažą arba kažkaip darytis jį labai mantriai. Tačiau mano šios praktikuojamos gudrybės mane tikrai dažnai gelbsti ir man patinka ir padeda ir jos yra labai lengvos. Ir pati pirmoji mano top 5 gudrybė tai yra makiažo kepinėlės valymas. Nepaslaptis, kad prieš gana ilgą laiką atradusi makiažo tokių kempinėlių naudojimą, supratau, kad yra mano absoliučiai mėgstamiausias makiažo pagrindo dėjimo būdas. Tačiau tikriausiai aš, kaip ir dauguma merginų, susidūriau su itin sudėtingu šitokios kempinėlės valymu. Ir iš tikrųjų turėjau ir valiklį specialų šepetėlio, man jis gerai neišvalydavo ir stengiausi naudoti tuomet skystą veido prausiklį, nes galvojau, kad jeigu makiažą valą turėtų išvalyti ir baiginti kempinėlę ir kažkodėl man vis tiek nesigaudavo toks rezultatas, kol vieną kartą visai netikėtai viešbutyje neturėdama visiškai jokių valymo priemonių, tiesiog pasiėmiau patį paprasčiausią viešbutyje buvusi muilą ir pabandžiau išplauti jį kempinėlę. Ir iš tikrųjų įvyko stebuklas, nes būtent pats paprasčiausias muilas man padarė didžiausią kempinėlės valymą. Ir iš tikrųjų dar niekada nebuvau taip gerai išvalius kempinėlės. Todėl nuo to laiko aš savo makiažo kempinėlę plaunu tik pačiu paprasčiausiu antibakteriniu muilu. Jis tikrai yra nebrangus, jis atlieka savo funkciją, išvalo visas bakterijas. Ir jį tiesiog trinant itin gerai išsivalo viskas, kas yra kempinėlės viduje ir išorėje. Antroji mano kasdienio makiažo gudrybė puikiai tinka tomis dienomis, kada, tarkim, norisi itin lengvo makiažo, norisi jo paprasto, subtilaus. Taip pat tomis dienomis, kai, tarkim, neturiu šalia savęs kažkokios šešėlių paletės arba jau atsibodo ir noriu kažko naujo, tai tam į pagalbą ateina highlighteris ir bronzantas. Tomis dienomis, kai aš noriu itin lengvo, švytinčio, natūralaus visiškai makiažo, aš pilnam akies makiažui naudoju būtent labai lengva ranka savo highlighterį ir jį paskirstau per visą voką ir kartais netgi šiek tiek palei antakį ir tas highlighteris suteikia tokio labai malonaus lengvumo akiai, švelnumo, visiškai jos neapkrauna, tik svarbiausia rinktis highlighterį ne itin stambiais blizgučiais ir naudoti highlighterį labai lengva ranka. Tomis dienomis, kai kažkiek norisi šiek tiek galbūt labiau paryškinti akį, ją pakontūruoti, tačiau vis tiek norisi išlaikyti tą natūralumą, aš pasitelkiu pagalbą paprastą matinį kasdienį bronzantą. Ir tai, kad bronzanto spalva bus labai panaši į jūsų veido kontūravimo spalvą, pridės labai didelį natūralaus įvaizdžio pliusą ir taip pat jeigu renkatės matinį bronzantą, tai tuomet labai puikiai pašešėliuosite akį, bet akis vis tiek atrodys natūraliai ir išraiškingiau, bet visiškai neapkrauta. Tai tomis dienomis, kai aš neturiu šešėlių arba nenoriu jų naudoti, arba, tarkim, keliauju ir noriu mažiau produktų įsidėti į savo kosmetinę, man idealiai pasitarnauja highlighteris ir bronzantas. Mano trečioji gudrybė yra skirta mano trumpablakstieniams draugėms, kaip ir aš. Ir iš tikrųjų aš visą laiką gyvenime kovoju su savo itin trumpomis blakstienomis ir stengiuosi visokiausiais būdais surasti blakstienų tušą, kuris padarytų jas bent jau padaraus ilgio ir apimties. Tačiau tokia mano kasdienė gudrybė, tarkim, jeigu aš matau, kad tušas natūraliai nepadaro tokios apimties, kokios aš noriu, tai aš turiu du variantus. Pirmas variantas tai kompaktinė pudra ant blakstienų. Ir tiesiog paėmusi patį paprasčiausią švarų
šešėlių šepetuką, aš labai lengva ranka visas blakstienas padengiu kompaktinę pudrą ir tokiu būdu tos blakstienos jos šiek tiek pailgėja, jos nusausinamos, todėl tušas tepasi lengviau ir jo galima užsidėti tiesiog patogiau ir šiek tiek daugiau. O tomis dienomis, kai aš noriu dar didesnio kažkokio išraiškingumo arba noriu ne tik ilgesnių blakstienų, bet ir jų riestesnių, aš naudoju visiems puikiai pažįstamą blakstienų rietiklį, tačiau mano triukas yra tas, kad aš jį visą laiką sušildau. Ir aišku, sušildyti tikriausiai idealiausias variantas būtų porą sekundžių jį pašildžius plaukų fenu. Tačiau aš tokio nenaudoju ir dažniausiai makiažą darantis, kas turi po ranka feną, tai ką aš darau, aš tiesiog jį sušildau rankomis ir skamba iš tikrųjų tikriausiai nelabai patraukliai, bet iš tikrųjų tai labai greitas ir labai puikus variantas be jokių kažkokių pagalbinių šildytuvų. Ir tinkantis bet kur darantis makiažą ir užtrunkantis, aš nežinau, 10 maksimum tikriausiai sekundžių, kol šitą aparačiuką iššildysit. Ir patikėkit manim, kas dar nebandė jo šildyti, tai rezultatas yra žymiai geresnis, negu naudojant blakstienų rietiklį šaltą. Ketvirtoji mano makiažo gudrybė yra skirta mano mėgstamiausiam absoliučiai makiažo produktui, tai yra lūpų dažams. Ir iš tikrųjų aš labai mėgstu kasdien varijuoti įvairiomis lūpų spalvomis, naujais produktais, lūpų dažais. Tačiau vienas dalykas, ko aš labai nemėgstu ir prie ko aš negaliu niekaip priprasti, tai yra ilgalaikiai lūpų dažai. Todėl tomis progomis, kai aš noriu, kad mano lūpdažis išsilaikytų tikriausiai ilgiau negu pusryčiai ir rytinė kava, o tarkim aš noriu, kad mano lūpų dažai išsilaikytų minimum pusdienį, tačiau aš nenoriu naudoti tų matinių, ypač ilgai labai išliekančių lūpų dažų, kurie sausina jas arba kažkaip nemaloniai ir netolygiai išsiskirsto, tai ką aš darau, sluoksniuoju elementariausią savo mėgstamą lūpų dažą. Ir žinau, kad tai įmanoma daryti norint dar didesnio efekto su biure kompaktinė pudra, tačiau aš naudoju presuotą kompaktinę pudrą ir man kuo puikiausiai veikia. Ir ką aš darau, aš tiesiog pasiimu šiek tiek storesnį švarų šešėlių šepetuką, kuris tą dieną jau bus nenaudojamas. Ir padažius lūpas vienu sluoksniu lūpų dažų, aš gražiai lengva ranka užpudruoju vėl lūpas ir vėl tuomet dedu kitą sluoksnį, apverčiu šepetėlį kitą pusę ir vėl antrą kartą papudruoju ir vėl dažau trečią lūpų dažų sluoksnį. Ir toks sluoksniavimas man padeda ne tik išlaikyti lūpų dažus žymiai ilgiau, bet kartu ir padeda išvengti to nemalonaus, itin ilgai išliekančių matinių, ypač lūpų dažų pojūčio ant lūpų. Tai šitas variantas naudojamas mano tikriausiai kas 2-3 dieną, aš jį labai myliu ir tikrai ši gudrybė veikia. Ir penktoji mano makiažo gudrybė yra skirta toms, kurios mėgsta tą vadinamąjį no makeup. Tai yra makiažą, kuris itin natūraliai atrodo ir suteikia visiškai natūralaus veido įspūdį. Ir tokiam makiažui pasidaryti aš visada pasitelkiu patį paprasčiausią, minkštą, matinį svarbiausia, akių pieštuką rudos spalvos. Taigi tokiu pieštuku aš mėgstu ne tik paryškinti blakstienų augimo liniją labai natūraliai, be jokio, tarkim, ryškesnio pravedimo, arba šiek tiek dedu to rudo pieštuko į antakių kampučius, kad paryškinčiau juos, tačiau jie vis tiek išliktų natūralūs ir kuo natūralesnės spalvos. O paskutinis dalykas, kam aš naudoju rudą pieštuką, tai aš visada pasidariusi makiažą ir norėdama, kad jis atrodytų kuo natūraliau, su rudu pieštuku pasiryškinu apgamus esančius ant veido. Tai ši dalis triuko tikriausiai netiks visoms toms, kurios visiškai neturi, tarkim, apgamų ant veido ar kaklo srityje, tačiau toms, kurios turi, aš šią gudrybę naudoju labai daug metų ir tiesiog veidas įsigauna šiek tiek simetrijos ir veidas nebeatrodo toks
plokščias ir tiesiog tik su kontūruotom kažkokiom dalim. Natūraliam makiažui mes kontūravimą darom labai minimalų. Tai toks šiek tiek mažesnių arba didesnių apgamų paryškinimas labai lengva ranka suteiks įspūdį, kad jūs esat be kreminės pudros kažkokios ir kad tai yra jūsų visiškai natūralus įvaizdis. Taigi tokios yra mano 5 kasdienio makiažo gudrybės. Labai tikiuosi, kad kažką radot, ko dar nesat bandę, o jeigu kažką bandot ir labai mylit, o aš dar šito dalyko nežinau ir su jumis apie tai nekalbėjau, būtinai pasidalinkite su manimi po video ir ačiū, kad žiūrėjot. Būkit sveikos, gražios ir laimingos. Iki.